Sveiki, labas vakaras. Čia atvira Lietuvos universitetų žinių lyga. Universitetų komandos kovoja dėl pagrindinio žinių lygos prizo. Lyderystės simbolio krištolinės piramidės. Šiandien komandų susitikimams vadovausiu aš, profesorius Alfredas Bumblauskas, pajokavau. Audrius Matonis. Mes jau įsitikinome, jūs jau įsitikinote, kad profesorius Alfredas Bumblauskas turi daug pavydalų, tiek vyriškų, tiek moteriškų. Šiandien susitinka Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto komandos. Sveiki, esu Gabrielius Pilkauskas iš Aleksandro Stulginskio universiteto. Studijuoju miškininkystę antrame kurse. Norėčiau perduoti linkėjimus mamai, tėčiui, broliams, seneliams. Aš esu Ieva Šilingaitė, studijuoju 4 kurse miškininkystę. Labas vakaras, esu Komantas Rukuiža, esu Aleksandro Stulginskio universiteto studentų atstovybės prezidentas ir šį vakarą komandos kapitonas. Aš Andrius Kuzminskas, studijuoju verslo vadybą, mėgstu istoriją ir techniką ir dar mėgstu šachmatus. Aš Vytautas Vaznonis, Aleksandro Stulginskio universitete, dėstau ekonomikos teoriją. Sveiki, aš Mantas Puidokas, buvęs ir būsimas VGTU studentas, o šiuo metu dirbu su VGTU rinkodara. Aš Rytis Misiūnas, 6 metus tik buvęs VGTU studentas, domiuosi įdomiais dalykais. Sveiki, esu Juozas Sadauskas, telekomunikacijų inžinierijos pirmakursis, komandos kapitonas. Laisvalaikiu žaidžiu regbį, todėl norėčiau palinkėti savo komandai Geležinis Vilkas sėkmės. Sveiki, esu Gediminas Zabrilkas, studijuoju magistrantūros antrame kurse, statybos medžiagas ir dirbinius. Norėjau pasakyti, ką nors šmaikštaus, bet nieko nesugalvojau. Sveiki, aš esu Rytis Zabilskas, VGTU administracijos darbuotojas. Gražaus žaidimo, o temą renkasi ankstesnio susitikimo laimėtojai Vilniaus Gedimino technikos universiteto komanda. Dovana, istorija, kolekcijos ir sportas. O gerbiamas vedėjau, mes renkamės istoriją. Jūs renkatės istoriją, puikus profesoriaus Bumblausko vertas pasirinkimas. Seras Edvinas Čadvikas, visuomenės sveikatos reformos iniciatorius Anglijoje, savo 1842 metais paskelbtoje ataskaitoje apie darbininkų klasės sanitarinės sąlygas mini, kad Vargšų rajonuose mirus giminaičiui prieš palaidojant būdavo įprasta mirusiojo kūną laikyti namuose savaitę, o kartais net ir ilgiau, kol pradėdavo irti. Kodėl taip buvo elgiamasi? Minutė. Dar kas nors numirs, kad galėtų Palaidoti kartu palaidoti. Gali būti irgi variantas, kad taip, katakomiškiau. Nes tas pats pirmas dėl to būtų pernelyg elementaru. Bet kodėl būtinai savaitę? Kodėl savaitę? Kol pradėdavo irti, kai pradeda irti, jau nebegaliu laikyti namie. Tada jau nebegaliu. Mes atsitikime, kai pradeda irti, atsiranda šitie Kvapas baisus. Nu ir jo. Kvapas Nuodingas yra šiaip. Nu, šiaip, kad ekonomiškai, kad ir darbininkų klasė, ir Vargšų rajonai, tai turėtų būti, tipo, taupiau. Dėl ekonominių sumetimų. Ką žinau, kas čia dar galėtų būti? Kad svorį sumažėtų lavonų, pagal svorį laidodavo. Logiškai, bet jau kas ant tas svoris žemė? Kas juos verda? Išmesdavo ant vežimo nuveždavo. Palaidoti žmogų, tai vis tiek kainuoja, kad ir dabar. Kas duoda dar kažką tai duoda, kad vis tiek duobkas jis mažiau, kad smokėtų. Jo, nu tai sakom ryčiau. Ekonominių sumetimų? Nu, tipo, kad galėtų palaidoti. Sekundės, 2, 1, stop. Tai kaip sakom? Laikas. Tai mes manome, kad būdavo įprasta mirusiojo kūną laikyti namuose, kol pradėdavo irti, laukiant ir nelaidant, kad jeigu būtų galima palaidoti su kuo nors dar kartu, pigiau. Jeigu kaimynas numirs ar dar kas nors, taupumo sumetimais būtų galima palaidoti pigiau. Smūgis į gongą reiškiantis, kad jūsų atsakymas išklausytas ir priimtas. Ar jis teisingas? Jūsų svarstymas pradėjo krypti ne visai teisinga linkme praėjus lygiai pusei minutės. Deja, atsakymas nėra teisingas. Šansą užsidirbti 2 taškus turi Aleksandro Stulginskio universiteto komanda ir jūsų atsakymas, jeigu tokį turit. Gerbiamas vedėjau, mūsų atsakymas yra, kadangi čia minimas Vargšų rajonai, tai galvojame, kad laikė savaitę dar ilgiau ir taip, kol leisdavo dar ir tas kvapas ir tas marvė dėl pašalpų. Tiesiog ties žmonės būdavo skaičiuojami kaip
kaip gyvi ir ar maisto davinį kažkokį gal gaudavo, ar kažką. 2 kartai, nes antras atsakymas. Deja, atsakymas ir toliau yra ne. Ir dėmesio klausom teisingo atsakymo. Taip buvo siekiama apsisaugoti nuo kapinių plėšikų. Tuo metu gydytojams ir medicinos studentams chirurgijos mokymusi bei tyrimo tikslais nuolat reikėdavo gauti šviežių kūnų. Legaliai galima buvo gauti tik nuteistų myriop asmenų kūnus. To toli gražu nepakako, mat vien Londone tuo metu buvo 23 medicinos mokyklos, todėl nelegalus šviežių kūnų tiekimas netrukus tapo gana pelningu verslu. Klausimą renkasi Aleksandro Stulginskio komanda. Ir mūsų komanda renkasi sportą. Dėmesio klausimas. Vieno olimpinio turnyro favoritais buvo Rodrigo Pessoa ir Balobe Durué. Tačiau buvo ir smarkiai abejojančių jų sėkme, neva 15-metis nesugebės prisitaikyti prie atėniško karščio ir drėgmės. Apie kokios sporto šakos atstovus kalbama? Dėmesio minutė. Rodrigo maratonas. Iš tikrųjų galėtų būti maratonas. Tai čia prancūzai, ne? Bet kodėl graikiai? Atsiprašau. Ne, tai buvo olimpiada. Man atrodo geras, čia žirginis sportas. Vienas čia yra žirgo vardas. Kodėl žirginį be Dėl drėgmės ir karščio. Tai Ai, žirgo, sako? žirgų sportas. Vienas variantas. Gerai. Žirginis sportas. čia kalbamas apie senovę ar šios laikos. Dabar. Tai čia gali būti tenisas. Bet čia negali būti, tokių nebuvo tenisininkų, man atrodo, čia sako 15 metais. Tai čia gal kaip tik tai apie arklį kalbama, o ne apie žmogų. O futbolas? Ir šiaip tas antras vardas tai tikrai O dar nelabai... gyvūnai, būna kokie nors, nebūna gyvūnai, tik arkliai. Ne. Tik su žirgais. Bet rimtai tas antras žodis, Žirgas antras vardas kitas. tai labiau žirgas. Klaidus. 10 sekundžių lieka. Žodžiu, nelabai var. Žirginis sportas. Išjodinėjimas. Žirginis sportas bendrai vadinamas. 3, 2, 1 ir laikas. Arba bėgimas. Vedėjau, jeigu galima, Klausom atsakymą. tai mes galvojame, kad Rodrigo Peso arba Balobe Durué buvo kažkuris iš jų žirgas ir tai yra žirgų sporto šakos atstovai. Atsakymas priimtas ir užskaitytas kaip teisingas. Ir jisai skamba šitaip. Taip, tai buvo jojimas. Ir vėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos šansas. Mes renkamės kolekcijas. Jūs renkatės kolekcijas ir kolekcijų klausimas. Filatelistai dažnai cituoja Johaną Wolfgangą Goethe, kuris kolekcininkus pavadino laimingais žmonėmis. Pats Goethe kolekcionavo mineralus ir turėjo didžiausią kolekciją Europoje. Tačiau jis niekada nerinko pašto ženklų. Kodėl? Minutė. Nes pašto ženklų negali surinkti visų. Jo, jis atsiras mineralus gali visus taip turėti. Ir todėl laimingas tu gali mineralus, kolekcionuoti visą laiką. Jis labai logiškiais, jo. Taip, kodėl jis nerinko? Todėl, kad pašto ženklų negali surinkti visų. O jisai surinko. Ai, laimingi žmonės, jau tai Kurie surinko? Ne, ir visą mineralus vis tiek yra apibrėžtam, kaip ir kiek jų yra. Na jo, kaip ir logiškas. O čia jūs tikrai žinot, ar kaip čia spėjot? Nu tai pašto ženklai buvo, nes jau kalbėjo apie filatelistus. Vietės laikų buvo pašto ženklai? Jeigu kalbėjo apie filatelistus, tai turėjo būti. Kolekcininkus pavadino laimingai žmonėmis. Ne, filatelistai dažnai. Filatelistai, Kolekcininkus pavadino laimingai žmonėmis. Nu tai Tada- kuris? Tai Goethe ir pavadino. Kolekcininkus. Gal tada arčiau tas, kad nebuvo 10 sekundžių. Nes jie nėra seni pašto ženklai. Tai kaip O sako? tai gerai, tada Goethe kada buvo. Tai koks atsakymas? 3, 2, Nebuvo pašto ženklai. 1. Laikas baigtas. Mes pasiruošę išgirsti atsakymą. Mūsų atsakymas bus toks, kad tais laikais nebuvo pašto ženklų. Atsakymas priimtas ir jis yra visiškai teisingas.
vėl turim lygiasis. Turi šansą išsiveršti priekį Aleksandro Stulginskio universiteto komanda. Ir regis nebeturime iš ko rinktis. Turime, dovana. Dovana. Noriu paskelbti, kad klausimo autorius Eimantas Saulytis. Ir jam už aktyvumą ir norą dalyvauti šiame žaidime dovanojame iliustruotojų istoriją 6 mėnesių prenumeratą. Puikus, įdomus žurnalas. Kiekviename šio žurnalo numeryje nuo įtemptų karinių dramų ir įspūdingų pažintinių kelionių iki pažangiausių technikos laimėjimų ir meno pasaulio stebuklų. Žurnalas iliustruotojų istorija nepamirštamos kelionės laiku. O jo klausimas yra toks. 1914 metais kariškis Harry Colburnas iš Winnipego įsigijo vieną gyvūną, kurį vėliau padovanojo Londono zoologijos sodui. Šis gyvūnas buvo mylimas lankytojų, jo vardu vaikai vadino savo pliušinius žaislus. O netrukus jis tapo sukurto personažo prototipu. Kokio personažo prototipu tapo šis gyvūnas? Pradedam skaičiuoti minutę. Ir miškiukas, bet kaip jis Londonui galėjo padovanoti? Pliušinis meškiukas dažniausiai. Iš Winnipego. Kas yra Winnipegas? Yra Kanados valstybė. Meškiukas. Gerai, iš Kanados, ne? Kokio personažo Winnipegas, tai? Meškų buvo. Tai gerai, tai mešką padovanojo. Bet padovanojo Londono zoologijos sodui. O yra toks Teddy Bear prototipas, ta prasme, kaip... Ne, Teddy Bear. Ai, Mikė pūkutukas. Teddy Bear. O tai... Pliušinį žaisliuko. Ir mylimas turėtų būti ne bet koks gyvūnas. Išsiskirtų kažkom. Ei, ne. O negali jis būti Vinis, nes iš Winnipego ir Vinnipuchas. Teisingai, Mikė pūkutukas, Vinnipuch. Tai meška vis tiek. Taip, kokys Nu tai ir taip ar taip meška. Nu taip. Tiek, kad reikia pasakyti, koks. Vinnipuchas vadina. O tai kaip mes jį vadinam? Mikė pūkutukas. Tai Mikė pūkutukas, Vinnipuchas, tas pats. Viena ir pabaiga. Turim išgirsti atsakymą. Tai personažo prototipas yra Mikė pūkutukas arba Vinnipuch. Nekantrauju stuktelt. tą ir padarau. Sveikinu. Teisingas atsakymas. Antrasis etapas – namų darbai. Tai reiškia, kad komandos užduoda viena kitai klausimus, kuriuos pačios pasirinko. Ir vėl pirmenybė Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandai. Jūsų klausimas varžovams. Kiekvienais metais sausio 6 dieną švenčiame šventę, kuri tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti 3 raidės – +K + M + B arba lotyniškai +C + M + B. Anksčiau plius būdavo rašomas virš kiekvienos raidės. Kas sujungdavo toks ženklo rašymo būdas? Klausimas, aš manau, suprastas? Čia klausimas, kodėl pliusai buvo... Ką sujungdavo ženklo rašymo būdas? Ką sujungdavo toks ženklo rašymo būdas? Dovaną turi su savim. Minutė jau skaičiuoja. Dovaną simbolizuoja. Nes jie turėjo dovaną, kiekvienas Jėzui nešė. Ką sujungdavo? Ką sujungdavo? Ką sujungdavo? Žiūrėkit, gal tai, kad keliavo kartu jie? Bet jeigu Bet ką sujungdavo? Tai bendrą tikslą? Negali būti rimtai, kad kaip jungti su dangum, su religija. Bet tai čia būtų per daug akivaizdu. Žvaigždė viena buvo rytų tik tai. KMB kažkas... Nu, tai... Taip aš įsivaizduoju, ne? Ką sujungdavo? Skirtingus metus sujungė. Bet tai kodėl Praėjusius. Gal karalius? Ne, nu tai čia karalius, tai bet kokia atveju karalius. Bet ką sujungdavo? 3, 2, 1 sekundė. Laikas baigtas. Aleksandro Stulginskio universitetas formuluoja atsakymą. Iš tikrųjų geras klausimas. Tikimės, kad tai pliusas simbolizavo dovanas. Tai tiesiog, ką sujungdavo, tai gerybės turbūt. Gongas ir Gedimino technikos universitetui spręst. Tai jūsų atsakymas būtų neteisingas, o tas rašymo būdas sujungdavo kryžių ir karūną.
Nes pliusiukas yra kaip kryžius, rašant višaidžių atrodo, kad tai yra karūna. 5 taškai Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos sąskaitoje, 10 taškų Aleksandro Stulginskio universiteto komandos sąskaitoje ir jų klausimas dabar varžovams. Ir mūsų klausimas yra, kas sieja šiuos paveikslėlius? Kepurė, kas ten? O, gerai. Kas ten yra? Šveicarija ten. O kas tenai kaktusas? Šveicarija, kaktusas. Bet čia žalumai. O kas ten tas 4 yra? Kas jis? Servetėlė. Tai čia kažkoks kalnais, čia kalnų gėlės, man kažkokia, žiūrėk, yra. Tada po dešinį kažkoks... O tai gerai, tada kaip su servetėlė susijęs? Su servetėlė tas susijęs. Tai ten gal serviravimas kažkas. Tai gal koks augalas yra serviravimas, nežinau, servizas, nežinau, kažkas tokia. Milkinai. Bet jau kas tas 4, man tai visiškai neaišku yra. Varpelį kažkokį. Galų nepažįstat. Kepurės. O kokie augalai, kas tenai per Gal čia gėlė? lankstymo būdas, čia kažkoks... Žiedai kokie nors sieja, nes ten žydi. Lankstymo būdas? Lankstymo būdas, nu, su tuo, pavadinimas, to išlankstyto, iš servetėlės figūros, žinai. Kažkaip tipo, kad... Žiedas gali vadinti. Kalno. Arba žiedo dalys kokios nors bus. O nebus saldumynų, saldainių pavadinimai. Saldainių pavadinimai. Paskutinė sekundė ir laikas baigtas. Įdėmiai klausome Gedimino technikos universiteto komandos atsakymo. Galvojam, kad tai saldainių pavadinimai. Saldus atsakymas ir aš fiksuoju jo priėmimą, bet įtariu, kad po jo jums netaps labai saldu. Iš tikrųjų, atsakymas nėra teisingas ir šiuos paveikslėlius sieja vyskupo kepurė. Geras klausimas, bet nedidelė negarbė buvo į jį neatsakyti. Iš tikrųjų, reikia turėti specifinių žinių, bet plojimai už gerą klausimą. Ir trečiasis etapas. Staigieji klausimai. Dėmesio. Kas šis žmogus gimė 1643 metais Woolstorpe, Lincolnshire grafystėje, o mirė 1727 Kensingtone, dabartinio Londono dalyje. Po mirties ištyrus jo kūną buvo aptikta kur kas didesnė nei įprasta gyvsidabrio koncentracija. Oficialiai buvo Kembridžo profesorius, tačiau jo užrašai mirgėjo terminais žaliasis liūtas, hermafroditas, purvinos ištvirkelės kraujas. Naktimis jis gilinosi į graikų mitus ir Bibliją, ieškodamas slaptų tiesų ir užšifruotų alchemijos formulių. Signalizavo Aleksandro Stulginskio universiteto komanda ir... Manome, kad tai Izaokas Niutonas. Ir jūs manote visiškai teisingai. Tai buvo Izaokas Niutonas. Kitas klausimas. Kas jis? 2009 metais buvo minimos jo 150-osios metinės. Čia gali būti ir nelietu. Nors jis niekada neturėjo oficialaus pavadinimo, tačiau pravardė žinoma net ir vaikams. Iki šiol nėra aiški pravardės kilmė. Tai gali reikšti... Mes manome, kad tai Big Benas. Neleidot net užbaigti antrojo teiginio, bet neprašovėte pro šalį. Taip, iš tikrųjų, tai yra didysis Benas. Dėmesio trečiasis klausimas. Kas tai? Atsirado 17 amžiaus Prancūzijoje karaliaus Liudviko XIV dvare. Tai buvo turtingųjų privilegija. 19 amžiuje tapo privalomu kiekvieno Europos bei Amerikos džentelmeno atributu. 19 smokingas, parlytė. Pirmosios buvo plaštakos dydžio,
kur buvo išpiešiami herbai. Rytis atsakys. Ir vėl VGTU. Ko gero, tai arba varlytė, arba peteliškė. Va šį sykį paskubėjote. Taigi antrasis teiginys skamba taip. Pirmosios buvo plaštakos dydžio, kur buvo išpiešiami herbai. Rašoma visa būtina informacija, net skolininko įsipareigojimai. Šiuo metu vis dar gaminama iš popieriaus, kartono ar plastiko, tačiau populiarėja ir įvairios kompiuterinės laikmenos bei formatai. Nagi, nieks nepliauški. Joje laikoma informacija. Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, pareigos, telefono numeriai, adresai. Jūs negalit mesti. Vizitinė kortelė. Taip, tai yra vizitinė kortelė. Ir aš įtariu, kad jeigu Gedimino technikos universitetas šį kartą būtų išklausęs iki galo antrąjį teiginį, būtų priėję prie teisingo atsakymo. Ir ketvirtas klausimas. Kokia tai frazė? Dėmesio į ekraną. Gedimino technikos universitetas. Gera pradžia pusė darbo. Visiškai teisingai. Ir be gongo jau auditorija suprato, kad atsakymas teisingas. Gera pradžia pusė darbo. Lauke vėsu, net šalta, bet studijoje atmosfera įkaito. Pirmą kartą šiame sezone turime lygiasias. Mes turime užduoti papildomą, lemiantį klausimą. Taigi, kas šis Nobelio premijos laureatas? Gimė 1899-aisiais nedideliame miestelyje esančiame netoli Čikagos. Jo motina buvo muzikos mokytoja, tėvas gydytojas. 19 įstojo savanoriu į Raudonojo kryžiaus sanitarinį būrį. Buvo sužeistas, operuodami medikai iš jo kūno išėmė 227 skeveldras. Aleksandras Stulginskis. Ernestas Hemingvėjus. Ernestas Hemingvėjus. Tai reiškia, kad ne tik atsakymas teisingas, bet ir laimėta kova. Nuoširdžiai sveikino Aleksandro Stulginskio universiteto komandą ir kviečiu atsiimti dar vieną krištolo kubelį į jūsų gražią piramidę. Sveikinimai. Tęsėme Lietuvos universitetų žinių lygos žaidimą prie laimėjusios Aleksandro Stulginskio universiteto komandos, priminsiu, dramatiškoje kovoje laimėjusios komandos prisijungė ISM vadybos ir ekonomikos universiteto komanda. Abi turi kuo pasigirti. Aleksandro Stulginskio universitetas ką tik įveikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto komanda. ISM universiteto komanda gali didžiuotis turėdama jau 4 krištolinius kubelius. Sveiki, aš esu Katrė, ISM vadybos ir ekonomikos universitete studijuoju tarptautinį verslą ir komunikaciją. Aš Algirdas Ivanavičius. ISM studijuoju ekonomiką ir politiką. Noriu palinkėti savo klasiokui Domantui visos klasės vardu gražių vestuvių. Esu Povilas Kripas, ISM komandos kapitonas. Laisvalaikiu domiuosi viduramžių skandinavų stalo žaidimais ir kreolų liaudės muzika. Labas vakaras, esu Erika Kabečiūtė, ISM ekonomikos ir vadybos universiteto 3 kurso ekonomikos studentė. Jeigu turėčiau laisvalaikio, skaityčiau daugiau knygų. Labas vakaras, esu Milda Vaičiūnaitė ir studijuoju ISM universitete. Esu dirbusi porą metų technikė apšvietėja, tačioje studijoje mane labiausiai domina lempos. Laimėtojai, tai yra Aleksandro Stulginskio universiteto komanda, renkasi temą. Nagi, labai norisi... Norim pasirinkti lažybas. Lažybos ir lažinosi, kad bus įdomu.
Klausimo autorius Ignas Barauskas. Jam dovanojame žurnalo Iliustruotojų istorija 6 mėnesių prenumeratą. Kiekviename žurnalo Iliustruotojų istorija numeryje istorijos apie išnykusias civilizacijas ir valstybės, garsius mūšius, žymiausios istorinės asmenybės. Iliustruotojų istorija tai nepamirštamos kelionės laiku. Ir klausimas. Calvinas Coolidge'as, 30-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, buvo žinomas kaip itin mažakalbis žmogus. Pasakojama, kad kartą per vakarienę šalia jo prisėdęs žmogus pasakė: aš susilažinau su bičiuliu, kuris sakė, kad iš jūsų neįmanoma ištraukti daugiau kaip 2 žodžių. Ką atsakė Calvinas Coolidge'as? Minutė. Ne. Tiksliai žinai. Tai kaip čia tu pralaimėjai. Aš neturiu kitų variantų. Jūs jau turite variantą, praėjus vos 9 sekundėm po pradėjus skaičiuoti laiką. Tie 2 žodžiai buvo tu pralaimėjai, you lose. Teisingas atsakymas taip ir skamba. You lose! Jūs pralaimėjote. Šiuo atveju turiu pasakyti, jūs laimėjote. ISM renkasi temą. Gerbiamas vedėjau, mes renkamės temą elgesys. Kurklių yra tokie žiogų bei svirplių giminaičiai. Taigi kurklių patinai, nors ir neturi tokio stipraus balso kaip pastarieji, taip pat griežia, viliodami pateles. Tik savo partijas kurkliai paprastai atlieka rago pavidalo urvuose, specialiai tam išraustuose žemėse. Taigi, kodėl jie griežia urvuose? Minutė. Patefono principu, Kad akustika, arba gali būti, kad įsvirot pateles ir tada jas ten... kad nepaspruktų. Šiaip urvas jisai turi dažniausiai vieną, jeigu tokio gan Bet jie urvo gilumoj atseit. Dėl akustikos. Dėl akustikos. Taip, principu. O daugiau mąstam dabar, atmetam šitą variantą, kas dar gali būti. Kadangi jie nėra kaip tie patinai, kurie didžiuojasi savo išvaizdą ir taip vilioja pateles, jie nėra išvaizdus, dėl to vilioja garsu, ir kad jų nematytų, nes išsigastų patelė. Urvuose lindia. Įdomu, gal tie urvai, ar jie yra toks riestas? Jie renka visokius tipo lizdus, kad po grošių ten sužavėtų, tai maždaug kaip aš čia galiu gerai iškasti urvą. Bet jeigu kalba atsakymė apie garsus ir griežimą, tai... Jo, ta prasme, logiškas būtų toks pasirinkimas. 2-1 ir baigėsi laikas paruošti atsakymą, aš įdėmiai jo klausau. Vedėjau, mūsų atsakymas būtų toksai, kad evoliucija, matyt, kurklius apdovanojo gana neblogu akustikos suvokimu ir jie tiesiog tą rago pavidalo urvą naudoja panašiai kaip patefonuose senoviškose būdavo taip pat toks ragas kriauklė, kuris sustiprindavo garsą. Išgirdau, supratau. Teisingas atsakymas yra jūsų pateiktas atsakymas. Kurkliai gal ir nėra patys gražiausi sutvėrimai, bet neabejotinai gudrus. Aleksandro Stulginskio universitetas renkasi temą. Komanda man nepadeda išsirinkti klausimų, todėl renkamės legendą. Legenda. Trakų karaimai dažnai įsikurdavo namuose su 3 langais. Legenda byloja, kad statydamas namą karaimas pirmąjį langą skirdavo dievui, trečiąjį savo. O ką manot legendos karaimai skirdavo antrąjį langą? Minutė. Turim atsakymą. Ir jį pateiks Gabrielius. Po 1 sekundės. Kadangi Vytautas atsigabeno karaimus, tai ir Vytautui paliko antrą langą. Skiria Vytautui. Vytautui didžiai. Kunigaikščiai. Daugiau titulų bus? Ir nereikia, nes atsakymas teisingas. Ir neišvengiamai ISM universiteto eilė, viena tema iš vienos. Ir jis skamba leidiniai. Dėmesio klausimas.
1880 metais Vilniuje išleistame Babilonijos Talmude, kuris iki šiol žinomas kaip Vilna Talmud, buvo 2 žodžiai parašyti kirilica. Ką jie reiškė? Minutė. Žodžiai parašyti kirilica 880. Gali būti valdovo pavadinimas, gali būti pačio leidinio pavadinimas. Gerai, tuo metu tai yra carinė imperija, taip? Spaudos draudimo metai vis dar. Spaudos draudimo metai. Pavadinimas, bet 2 žodžiai. Tai pavadinimas ir žodžiai. Parašyti kirilica. Tai reiškia Vilna Talmud. O kodėl jisai Babilonijos Talmudas vadinasi? Tiesiog. Nesvarbu. Šitoje vietoje. Gal nesirišam prie... Vilna Talmud iki šiol žinomas, tai gal ir buvo tie 2 žodžiai parašyti. Spaudos draudimo metai, taip. Tai pamatai pavadinimas. Kai buvo šitą lietuvišką spaudą leidžiama, ne, bet buvo neįleidžiama graždanka, kai lietuvišką tekstą rašydavo rusiškom raidėm, tai gal čia irgi analogiškas variantas. Ir buvo, kad tas ir parašyta. Turim kitą variantą, neturim laiko plėtoti. Kas nebent ant kokią datą? Mes atsakymo konkretaus į šitą klausimą labai neturime, bet sakoma, kad tie žodžiai parašyti kirilica ir buvo Vilna Talmud ir tai reiškia tiesiog Vilniaus Talmudas. Toks silpnokas atsakymas. Užtat galingas gongo garsas. Deja, negaliu pasveikinti su teisingu atsakymu. Šansą tą atsakymą, teisingą atsakymą duoti turi Aleksandro Stulginskio universiteto komanda. Tie 2 žodžiai būdavo visose knygose. Pravėrėna cenzūrai. Tai reiškia, cenzūros patikrinta. Iš tų 2 žodžių vienas tikrai yra tas. Cenzūroj. Antrasis yra kitas žodis. Praėjo. Bet aš ryžtos skelbti atsakymą teisingai. Tie 2 žodžiai buvo dozvoleno cenzūrai. Cenzūros leista. Tai yra cenzūros leidimas. Nuoširdūs plojimai. Taigi antrasis etapas – namų darbai. Savo klausimą konkurentams užduoda Aleksandro Stulginskio universitetas. Klausom jo. Mes net ir uždavinėdami klausimus nedaug žodžiausim. Ką rodo šis žemėlapis? Pradedam skaičiuoti minutę. JAV yra 7, Lenkija 9+, Italija 9+. Ispanija raudona. Tai gali būti krikščionybė, nes Italija ir Lenkija. Afrika jau. Su religija negali būti susiję, nes Italija, o kodėl tada Pietų Amerika? Gal... Brazilijai daugiau. Ten Vokietija ir visa Vidurio Europa. Bet nėra, o kodėl nėra duomenų? Yra pilka, tai... Daug kur nėra surinkta duomenų. Kas čia gali būti, galvojam, belio kokias versijas mėtikėt. Prancūzija žalias. Gal tai gali būti susiję kažkas su žemės ūkiu, kažkokie augalai, paplitimas, vartojimas. Grenlandijos mažai gyventojai. Bet kodėl Lenkija ir Italija? Bet būtų surinkti duomenys iš visur. Tai Brazilija. Gali būti raidės. Kas? Fiatai. O gali būti raidės. Kodėl Fiatai? Nes italų, bet jos gamino ir Lenkai. Gali būti. Gerai. Bet tada būtų Rusija, nu, come on. Ne, Fiatai. O kodėl Prancūzija? Prancūzija žalia. Viena sekundė ir tai jau pasibaigė. Tai reiškia, kad pasibaigė ir laikas skirtas paruošti atsakymui. ISM universitetas atsako į Aleksandro Stulginskio universiteto namų darbų klausimą. Klausom atsakymą. Iš to, kad daugiausiai didžiausias rodiklis matomas yra Italijoje ir Lenkijoje, nusprendėme, kad dabar turiu antrą variantą dar. Na, sakyk. Kad čia yra popiežių skaičius vienai valstybei tenkantis. Gerai. Kardinolų. Tai tuomet kardinolų skaičių žymė. Išgirdom visi atsakymą, o teisingasis yra... Mes atsiprašome, kad numušėm jūs nuo teisingo atsakymo. Jis ir buvo tavo antroji mintis. Iš dalies. Ta prasme, bent jau būtų arti ir galėtumėt ginčyti tą klausimą. Pakomentuos dar Gabrielius plačiau ir norėtumėm jau rodyti atsakymą. Jūs sakėte, kad tai viskupą ir kardinolai, bet čia tiesa buvo tik popiežiaus apsilankimas tose šalyse. Tai, matot, turėjot kelis teisingus raktinius žodžius. Religinė tema mes. Popiežius, valstybės ir skaičius.
Labai netoli tiesos buvot ir jeigu būtumėt pasilikę ties popiežiumi, tai įtariu, kad apeliuodami į kilniadvasiškumą konkurentų, galbūt ir būtų užskaitę. Įdomus buvo klausimas, sudėtingas buvo klausimas, nesiginčysim, bet išklausysime ISM universiteto klausimo Aleksandro Stulginskio universitetui. Klausom. Išklausysime ISM universiteto klausimo Aleksandro Stulginskio universitetui. Klausom. Coca-Cola skardinės senelės storis yra 0,25 mm. Gėrimas skardinės viduje kuria slėgį 4 kartus mažesnį už tą, kurį teoriškai galėtų atlaikyti senelės. Kodėl nėra taupomos medžiagos ir senelės nėra gaminamos nors truputį plonesnės? Ačiū už klausimą, laikas pradėjo eiti. Ta sutaupimą atpirktų, kad tos skardinės transportuojamos būtų sugadinamos. Arba sunkiau pagaminti plonesnės. O kaip atidarant tą skardinę, nepasikeičia ten kas nors, kad sulūžtų? Ne. O gal paprasčiausiai, plonesnį pagaminti brangiau kainuoja? Jo, tiesiog neapsimoka. Bet plonesnis tada brangiau kainuoja. Gal dėl įrenginių kažkokių staklių, kurios... Ir jeigu būtų plonesnės skardinės, tai daugiau jų transportuojant susilaužytų. Tiesiog... Ne, tai čia negali. Trapumas gal? Ne, gal. Jeigu... Tiesiog neapsimoka. Transportuojant gal susiplaka ir tos slėgis padidėjai, gal net laikytų? Transportuojant, bet tai sako, čia jeigu pamatuotas slėgis, koks tai gali būti. Dėl patogumo gal? Dėl patogumo, kad susispaudžia. Nes jos nelaikant susispaudžia. Kad prarastų formą. Nu, kad formą išlaikytų. Kad išlaikytų formą atidarius. Viskas, laikas baigtas. Atidarytos jos tiesiog prarastų savo formą ir būtų sudėtinga jas vartoti, turbūt taip. Ne, man atrodo, kad suprantamas ir suvokiamas atsakymas ir jis yra suformuotas taip, kad ISM komanda gali priimti adekvatų sprendimą dėl jo teisingumo. Ar ne? Klausome teisingo atsakymo. Komentarą klausimai pasakys Algirdas. Kartu galima su teisingo atsakymu. Jūsų atsakymą nenorėtume užskaityti, nes kaip ir jeigu galima pamatyti atsakymą. Leiskit, aš paskelbsiu atsakymą, galbūt mums paprasčiau bus. Taip. Fabrikuose tuščias, ką tik pagamintas skardinės stato vieną ant kitos. Jeigu jų senelės būtų plonesnės, skardinės tiesiog neatlaikytų tokio didelio svorio. Todėl reikėtų arba mažinti skardinių gamybos apimtis ir dirbti ne taip optimaliai, arba norint pagaminti tiek pat, didinti fabrikų plotą ir tam reikėtų papildomų išlaidų. Plotą reikėtų laikyti tam, kad jų nestatytų keliais aukštais vieną ant kitos. Jūs neįsivaizduojate, į kokį aukštį stato tas skardinės, tai gali siekti 10 metrų. Apatinės nebeatlaikytų viršutinio svorio. Subliukštų, būtų deformuotos. Mes priartėjome prie dar vieno etapo. Blitz klausimai, greitieji klausimai. Dėmesio, kokia tai sala? Ši sala valstybė aprašyta vienoje 16 amžiuje išleistoje knygoje. Joje tvirtinama, kad salą atradęs nuo Amerigo Vespučio ekspedicijos priverstas atsiskirti keliautojas Rafaelis Hitlodėjas. Saloje egzistavusi tam tikra demokratijos forma, kai 30 šeimų kasmet rinkdavo po pareigūną, vadinamą sifograntų arba filarchų, o pastarieji, sifograntai tai yra, kurių būdavo 200, slaptų balsavimų skelbdavo valdysiantį kunigaikštį, pasirinkdami vieną iš 4 tautos pasiūlytų kandidatų. Knygos autoriaus manymų saloje egzistavusi pati geriausia valstybės santvarka. Nebuvo privačios nuosavybės, moterys, neišgirdome, ką moterys ten galėjo ir negalėjo, bet ISM universitetas turi atsakymą. Spėjom. Mes manom, kad tai yra Atlantida. Išgirdome jūsų atsakymą, bet šį kartą jūsų nuomonė nėra teisinga. Ir Aleksandro Stulginskio universitetas turi galimybę. Mes galvojam, kad galbūt tai yra utopija. Ir jūs galvojate teisingai, taip, tai yra utopija. Sveikinimai.
Koks tai miestas? Iki jo nuo Vilniaus 284 km, nuo Panevėžio 224 km. Iki jo nuo Šakių 123 km, iki Druskininkų 269 km. Nuo Telšių 124 km, nuo Šilalės ISM-as. Aš turiu tokią versiją, kad tai galėtų būti Tauragė. Dėmesio verta versija, bet neteisinga. Deja, iki jo nuo Telšių 124, Šilalės 56, iki jo nuo Tauragės 62, Ukmergės 249. Negali. Telšiai arčiau Rygos negu Tauragės. Iki jo nuo Rusnės 9 km, Švėkšnos 29 km. Miestas. Šilutė, nu ir viskas. Atsakymas yra Šilutė. Atsakymas išties yra Šilutė. Kas šis žmogus? Gimė 1862 metais Telšiuose, gyvenimą baigė 1932 metais Kaune. 32. Studijavo Sankt Peterburgo ir Kijevo universitetuose. Po studijų Varšuvoje dirbo teisininku. Užsiėmė žurnalistiką ir leidybą. Lietuvoje 1904-1908 metais vertėsi advokato praktiką. Stulginskio Turim variantą ir jį pateiks Gabrielius. Klausom Gabrieliaus. Tai gali būti Petras Vileišis? Gali, bet nėra. 1889 gyveno Trakų apskrityje, rėmė lietuviškos draudžiamos spaudos gabenimą. Šis didžiojo Vilniaus Seimo narys ir vasario 16 akto signataras Telšiuose įsteigė mergaičių ir berniukų gimnazijas. Jo brolis buvo išrinktas Lenkijos prezidentu, o po kelių dienų nužudytas radikalių nacionalistų. Jūs mėginat spėti? Jo. Gerai, ISM spėjo. Mes spėjom, kad tai gali būti gal Biržiška. Deja ir ne Biržiška. Ta pavardė tai yra Narutavičius. Lenkiu galvą prieš dėstytoją Vytautą. Stanislavas Narutavičius. Dėmesio ketvirtasis spartusis klausimas. Kas tai yra? Laikoma, kad šis pasaulinės svarbos kultūrinis paveldas mus pasiekė iš graikų arba etruskų, iš 7 amžiaus prieš Kristų. Jų buvo 21, o pagal naudojimo paskirtį skirstyti į kvadratinius arba lapidarinius, kursyvinius, unicialinius. Aš teisingai supratau, Aleksandras Stulginskis, jo vardo universitetas turi versiją? Mūsų versija skambėtų taip, abakai. Ne, tai ne abakai. Kitas teiginys, nuo 4 amžiaus prieš Kristų nusistovėjo jų panaudojimo kryptis iš kairės į dešinę. O 2 amžiuje Tai yra raidės. Universitetas. Lotyniškas alfabetas. Lotyniškiai rašmenys visiškai teisingai. Taigi mūsų žaidimas baigtas gražia gaida. Teisingų ISM universiteto komandos atsakymų, kuris dėja pergalės jiems nepelnė. Pergalę rezultatu 17-8 pelnė Aleksandro Stulginskio komanda jau antrą kartą šiandien ir aš kviečiu komandos kapitoną atsiimti antrą šiandien krištolinį kubą.
Nuoširdžiausi sveikinimai. Ačiū labai. Ir geriausi linkėjimai toliau. Geros kloties. Ačiū labai. Ačiū už gražų žaidimą. Tikrai nesitikėjom. Tikrai nesitikėjom. Atsirevanšavo, kaip sakė. Tai vienas dabar.